Kaip gyvename? Gerai. Gerai gyvena. Sunkiai, ta prasme, gyvenam gerai, bet ta liga iš tikrųjų yra sunku, labai sunkus išbandymas buvo visiems. Ir dabar dar sunku kalbėti, sakiau, neverksiu. Noriu gerti. Mama. Praėjo metai nuo tada, kai 14 cukriniu diabetu sergančių Lietuvos vaikų gavo dovanų specialias insulino pompas palengvinusias jų kasdienybę. Susigyvenom su liga, pompos dėka nejaučiam diskomforto didelio, valgom kada norim, miegam kada norim, insuliną leidžiam mažais žingsneliais pagal suvalgomų maisto kiekį. Iš tiesų labai gerai. Pompos dėka mes turim sensorių, o sensorius iš vis tas dalykas yra, kad mes iš vis net pirštukų galim nebadyti ir nuolatos matome, kas yra, koks jos cukrus. Tai čia iš vis yra tobula. Visus tos metus, kur prieš tai sirgom, reikėdavo keltis naktim ir 1 ir 2 kartus, 1 tai visada, o 2 kartus būdavo, net būdavo ir 3 kartus, nes labai kildavo cukrus, ypač prieš rytą, labai būdavo sunku sureguliuoti. O dabar gavus pompą, tai paprasčiausiai, jeigu vakare geras cukrus, tai ryte lygiai toks pat bus geras. Tai yra visiškai kita gyvenimo kokybė, visiškai kita, nes tie, kurie, sakau, iki 3 metų vaikams, tai čia vienareikšmiškai ir tas yra rekomenduojama ir visuose mūsų konsensusuose, kad iki 3 metų net neabejotinai reikia pradėti jos insulino pompą, nes tai yra fiziologiška. Ir tik tai taip mes galim jiem užtikrinti tą gerą. O gera kontrolė apsaugo ir pačioj pradžioj gera kontrolė apsaugo nuo tolimesnių komplikacijų ateityje. Insulino pompa tai programuojamas aparatas per adatėlę nuolat švirkščiantis insuliną. Paprasčiausiai paspaudus tą mygtuką galima suvesti cukraus kiekį kraujyje, suvesti kiek norėtum suvalgyti angliavandenį ir tau jį pasiūlo kaip ir kiek leistumės insulino pagal ją viską. Aišku, jisai yra gyvybiškai svarbus žmogui. Iš tiesų, tėveliai ne kiekvienas galbūt galime įpirkti. Elektronika tai iš tikrųjų yra paprasta ir elementari, tiesiog atsimint mygtukus, kuriuos reikia spaudyti. Ir tu prasme, mes valgom ledus ir mums nieko nereikia matuoti. Vieno tokio įrenginio kaina per 10 000 litų. Jungtinių valstijų ir Lietuvos Rotary klubų nariai insulino pompom pirkti skyrė 96,5 tūkstančio litų. Aparatai išdalinti Kauno sveikatos mokslų universiteto klinikų endokrinologijos klinikoje gydomiem pacientam. Tai yra Čikagos lietuvių Rotary klubo iniciatyva. Jie 2011 ar 2012 metais atvykę į Lietuvą, į Kauną, į mūsų klubą, išreiškė tokį pageidavimą dalyvauti panašiai programai ir jų indėlis yra pats didžiausias, jie surinko tikrai 6ženklę sumą. Kito būdo gydymo šitai ligai be insulino leidimo neturim nei mes, nei visas pasaulis. Kiekvienais metais pirmojo tipo diabetu Lietuvoje suserga daugiau negu 100 vaikų. Mes jį bandom įskiepyti, kad čia yra viskas gerai ir ta pampytė yra va, nes niekas neturi jos ir reikia džiaugtis, nes jinai yra išskirtinė. Tai mes bandome kuo tik tai teigiamas emocijas ir geras suteikti, kad čia viskas yra gerai. Mažųjų ligonių neturinčių insulino pompų gyvenimas tampa skaudžiausių išbandymų. Net kančia. Kelis kartus per dieną matuoti cukraus kiekį kraujyje ir leisti insuliną nuolatos įbedant adatą. Tai būtų 4-5 injekcijos, reiškia 4-5 dūriai kiekvieną dieną. Pirmieji kartai to insulino leidimo buvo tragiški, krykė, rėkė, ne? Laikėm ir mama ir seselė, tai va šitas dalykas be galo palengvino ir, ta prasme, galim gyventi dabar visavertį gyvenimą kaip ir visi vaikučiai. Atsigulėm abudu, gulėjom, stengiamės kažkaip abudu išvengti šitos visos depresijos, bet buvo labai sunku, labai. Tai būna didžiulis stresas ir kuo mažesnis tas vaikas, tuo turbūt tėvam yra baisiau ir gydymas, sakykime, jis yra sudėtingesnis. Tiesiog tos penos būdavo ir nepatogu nešiotis, kur nors jeigu išeini jos, ten tas, kaip pasakyti, paprastai nesinešiosi, dėklai daug ir užima vietos ir viską net nelabai turi kur įsidėti. Pompą galima užsidėti su dėklu mažesnį daug palyginus negu peną ir tiesiog būtų daug patogiau nešiotis. Aš neįsivaizduoju, jeigu reikėtų grįžti prie penų, leisti su penais,
pasinaudojus pompą neįsivaizduoju, kaip reikėtų gyventi. Negali be jaudulio žiūrėti į tuos mažus pacientus, kurie turi tokią problemą, į tėvus, kurie kenčia dėl vaikų tokios ligos ir kuriem yra labai sudėtinga ir sunku surinkti atitinkamą sumą pinigų. Nors kitose ES šalyse insulino pompų įsigijimą kompensuoja valstybės, Lietuvoje ligonių kasos prisideda tik perkant aparatui reikalingus priedus. Kodėl Lietuvoje tūkstančius kainuojančių įrenginio įsigijimas pačių sergančiųjų rūpestis? Negailėsim ir toliau nei laiko, nei lėšų tam projektui ir tęsim, manau, šiais metais ir stengsimės, kad tai būtų ne 14 tokių pompų įgyta, bet kaip įmanoma daugiau. Šiai dienai paprasčiausiai susitaikėm ir laukiam, kad kažkas išrastų kažkokių tai vaistų, gal kažkas tai pagerės, gal nes pagydės, bet kažkokių tai pokyčių.